Tu nefilmuok mane. Namie tai mama padėjo. Ui, tu kaip patogiai tau čia atrodo. Tai tu nes perveržėsi, ble. Nutraukit mane. Ar tu rėdi? Karočią neįsigas, kurių. Karočią! Pro kur varom? Aik, tu na. Nėra transmiterio? Kas čia atstatyti? Tas kur kūro kompiuteriukas iš šono. Tuo atbėgsiu. Nu ką, labas draugai. Čia turim ratuką, bet nestandartinį ratuką. Ne aplink kažkur Kauną važiuojam į Lenkiją. Sugalvojom padaryti kažką įdomesnį šiek tiek, nes visi faktiškai būna pagrindė vietoj. Šį sezoną sakom, reikia kažko tai naujo padaryti kitaip. Kiekvieną sezoną pabaigoje darom analizę, siunčiam savo bendruomenės nariam, kuom galima būtų praturtinti, papildyti mūsų organizuojamus renginius ar ne. Tai dauguma ir prašė, kad šiek tiek paįvairinti nuo tų standartinių ratukų kažką tai biškį įdomesnio padaryti. Tai kažkur toliau pavažiuoti, nu tai važiuojam tada jau už Lietuvos ribų. Tai iš anksto sorry dėl kokybės. Nes, nežinau, man sušlošti šito šalmų, mikrofonas dabar normalus, bet kažkaip sudėtinga, ar aš parametrų nemoku nusistatyti, aš neįsivaizduoju, bet vis tiek ten, tasme, ausinės plyšta ir iškelis sergu, tai gali būti teks pasiklausyti. Aš labai tikiuosi, kad jisai su veizu važiuoja iš tikrųjų, nes aš tai nieko neįsijungęs, tradiciškai biškelį pavėluotai išvažiuoju iš namų. Ekspantų sugalvoju šiandien, kad reiktų tą videką sukurti. Ir galbūt YouTube platformai senai kėlėm, jo, dėl podcast'o ne iš vieno girdėjau jau klausimą, tai kada sekantis podcast'as ar ne, ir jo, tai mes žiemos metu prasitestavom, pasibandėm, norėjom susipažinti su to, pasižiūrėti, kas iš to gaunasi apskritai, tai iš tikrųjų rezultatai ganėtinai faini, manau, to yra vaisiai, tai pirmą ratuką turėjom prieš 3 savaitės, jo, vaisiai saldus, nes iš po žiemos maždaug atvažiavo kažkur tai apie 40 mocų į ratuką, nežinau, gal 30-40% žmonių yra nauji, tai, kažkaip tai juos radom, jie rado mus, tai aš manau, tai yra vaisiai podcast'ų, tai manau, jeigu bus ką aptarti, darysim ir ateinančią žiemą. Galbūt, jeigu bus laiko ir pavyks, tai ir vasarą padarysim kažkokių tai videkų, panašių kaip šis ar ne, tai šiek tiek supažindinti ar ne žmonės su bendruomenė, kurie dar nežino mūsų, ar ne, tai kažkoks tai planas toks. Blemba, šiandien, matau, sekasi nuo pačio ryto jau, žodžiu, įdomesnis rytas, tai tikiuosi, kad tik pradžia bus tokia su pasimetimu. Elekanu. Labą dieną. Zdravo, Jūra. Labas, Jūra. Zdravo. Gerą dieną. Zdravo. Labas. Zdravo, kiek naujų veidų. Tu nematytas. Kaip nuotaikėlės. Pasiruošę kelionį. Važiavot kažkada į kaimynės? Aš šiaip niekada nevažiavęs, dėl to daug domėjausi, ko ten reikia, ką pasimti ir taip toliau. Šiaip tai kaip viskas pokai, ten kiti nuvažiuoja, bet būna sustabdo ant sienos ir jeigu neturi ten elementariai paso apsuka. Vairuotojo tipo pažymėjimas netinka. Manau, smagu bus, biškį tą maršrutą kitokį pasidarysim. Ne autostrada. Tai pirmas ratukas čia visiems. Ne, tai gerai viskas, tai kaip tik... Ja. Labai geras metas tada iš tikrųjų, nes šiandien tai darysim tą tokį tempą komfortišką, tiesiog važiuoti, ne 70 kur 70, bet komfortišką tiesiog ar ne važiavimui. Bet nieks tikrai nelakstys ten, kai įprastai važiuojam ten. Siūlau, kol dar kimarinam, jeigu kūro reikia, dasipilkit. Šiaip buvo maršrutas įdomesnis, bet jeigu pro ten važiuotume apie 100 kilų nėra degalinių. Zdaro, senis nematytas.
nėra degalinių, tai manau biški problema gali būti. Killed me, brought out the real me. That's real, see. You gotta find what you love and let it kill you. Just gotta live with the real like Uncle Phil do. Cause on the real, everybody goes through times when the sun don't shine. Don't know when our time will come, but it will come in time. Cause yo, I said it first, ain't no telling where I'm headed. So this is for the... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu ką, paredėjom iš susitikimo vietos, važiuojame į Vilkaviškį, pasirinkome įdomesnį maršrutą, kad vengti autostradų. Tai į priekį, manau, autostradų nieks nenori, visi nori tų gražių posūkių ar ne vietovių. Tai manau geras pasirinkimas ir atgal irgi, tai varom pro miškus, pro kažkokius keliukus, gal šiek tiek ir per tos pačius, kiek pavyks, tiek pasiimti naujų, bet aš duodu 100%. Jau kai atgal reiks važiuoti, tai nieks nenorės nei tų keliukų, laukia iš tikrųjų nemaža kelionė. Ką manau dabar, tai kad į vieną pusę jau nuvažiavus turbūt norėsis stuburus susikratyti maišelį. Nu, šiaip, o ką šiaip. Nu, tai kaip ir kiekvieną kartą. Galvoju, aš ką čia jums papasakot. Ką norėtumėte išgirsti, aš nepaklausiu. Kas šiaip gera, tai smagu, šiaip džiaugiuosi, buvo toks klaustukas pačiam, kai bus čia iš po žiemos, ar ne, tai žiemą, kai visą laiką Discordas užmiega, ateina vasara ir jis vėl suaktyvėja labai stipriai visų miestų, ar ne, čiatai, tai buvo labai įdomu, kai bus šį sezoną, tai iš tikrųjų vis maščiau, ką čia žiemą to, ką galima padaryti, kad ta bendrystė nedingtų, ar ne, žmonės bendrautų toliau, sakykime, tas ryšys nenutrūktų. Tai yra sudėtingas dalykas, kadangi mūsų hobis, ar ne, ir šitas užsiėmimas, jisai žaidžia tik tai vasarą, mes vasarą jau užsiėmam, tai iš tikrųjų asmeniškai galvoju, kad būtų vėliau kaip įdomu pasiimti turbūt ir endurkę kokią, ar ne, tai pasižiūriu, kaip jie ten važinėja užmiestį, ar ne užmiesčio keliais. Tai vat kurį savaitgalį paprašysiu pažįstamą tiesiog prasitestuoti. Tikrai nekeisiu šitą žaislą, niekada. Bet kaip antrą motociklą, manau, būtų labai fainai iš tikrųjų turėti prasitęsti sezoną. Tai tikiu, kad turbūt yra ne vienas toks, jeigu tokių yra, tai parašykite iš tikrųjų, ar iš po to sezono bent yra noro dar važiuoti, ar ne, ar atsilakstę būna, ar kaip tik tas toks būna, lyg vėl sezonas naujas prasideda, ar ne, tai ta atkarpa, sakykime, ten kiti, net vienas mūsų. Į Ererą susidėjęs šipus, ar nes į padangas čia ant ledo lakstė, nu kas kaip išmano, kaip kas išsimano, iš tikrųjų fantazijos reikalas, kaip galima pasigyvinti tą ne sezono metą, iš tikrųjų tai parašykit, ką veikiat jūs, kaip ta žiema pas jūs bėga, nes pavyzdžiui pas mane bėga vėliau kaip liūdnai, todėl šį sezoną prisigalvojom įvairiausių darbų, tiesiog įvairiausių darbų, tai va podcastai prasitestuoti ten ir panašiai, va tokie dalykai, ir blemba aš dabar kalbu, iš tikrųjų vėl stengiuosi toliau kalbėti, bet garantuoju, turbūt ausinės plyšta tiesiog, jau kai klausyt pradėsiu pats editindamas. Pagalvoju, kad realiai, kad dar ne irgi lėki, žiūri tavėse, kad nebūtų jokios policijos nieko, bet juk visą laiką būna tas pirmas. Ir tas pirmas gali būti tu. Tai iš tikrųjų, tą dalyką irgi labai visą laiką stengiasi įsidėmėtas vietas, kur dažniausiai stovi ta policija, blemba. Tai va, čiut netapau tas pirmas. Žodžiu, tai gal šiek tiek pakalbam apie šių metų planą. Praeitais metais realiai pastatėm stiprius pamatus, ar ne? Išauginom auditoriją. Į ratukus atvažiuodavo iki 50 žmonių, tai yra, mano suvokimu, tai yra nerealūs skaičiai ir dėl to tikrai labai džiaugiuosi, nes šiemet su pirmu, kaip ir sakiau, ratuko vėl atvažiavo panašiai, tai labai džiugu. Iš tikrųjų, šį sezoną laukia nemažai naujovių, bet kad jas pamatytume, tai turi būti prisijungę prie mūsų bendruomenės. Paminėsiu dar kartą, bendruomenės, nesame ne klubas, bendruomenė, tai reiškia, jog gali prisijungti visi. Tai va, tai iš tikrųjų, kokie tokie, sakykime, įdomesni ar ne, įdomesnės detalės iš to plano šių metų. Planuojam pakelti ant kojų dar vieną miestą, tai dar nepasakysiu kurį. Manau, apie vasaros vidurį, galbūt į antrą pusę jau viskas bus parašyta Discorde. Tai dažnai žmonės ne tai, kad skundžias, bet tiesiog sako, blemba, čia nors ir Lietuvos bendruomenė, bet realiai aktyviausias Kaunas, na taip jau yra, visi mes esam čia kažkur tai aplinkui gyvenantis vietiniai,
nors ne visi. Iš tikrųjų yra, kas ir iš Marijampolės atvažinėja kiekvieną dieną. Aš nematau tame problemos, todėl, kad yra motociklas, ne mašina. Juk smagu su jo keliauti, mes to ir susitinkam. Tai jeigu galbūt noro yra per maža ar ne, kada pakankamai yra noro ir nėra problema atvažiuoti ir iš kito miesto. Tai va, tai elementarus dalykas, ar ne, o iš tikrųjų tai bandysim pakelti dar vieną miestą, bandysim padaryti tokių įdomesnių tiesiog kažkokių veiklų, o ne tik tie standartiniai ratukai. Taip pat kaip ir šiandien, važiuojam kažkur tai į gretimą šalį, ar ne, tai šiek tiek įdomiau, gal kažkas ten nebuvę, aš asmeniškai nebuvęs, tai iš tikrųjų įdomi kelionė, daug vakar žiūrėjom, tai nuo paprasčiausių dalykų rinkomės kitą kelią, nes pasirodo daug kelio darbų, kurių mapsai kažkodėl nerodo, tada tenais, pavyzdžiui, ar ne, nusukinėjant tik įvažiavus pro Kalvariją į Lenkiją, nuo ten yra nusukimas ir jau tu važiuoji visą laiką link Stančiko tiltų. Tai nėra degalinio. O jeigu jos ir yra, tai yra ūkiniai technikai, dizelis ir dirba ten, mačiau, iki 3 ar 5. Tai vat labai tokie įdomus aspektai, iš tikrųjų, ką reikia pasverti, nes niuansų gali būti įdomesnių. Šiaip ką pasiims su savim ir taip toliau, tai nežinau, manau, bus įdomu, smagu. Nebūtų įdomu, nebūtų susidomėjusi, važiuotume turbūt vieni, bet vieni nevažiuojam, tai iš tikrųjų, vat, darom kažką ir kitokio, ne tik ar ne, akim išplėštom, atsisėdai ir gazuoji. Nu, toks, nežinau, reikia paįvairinti, tiek iš tikrųjų paliesti ir tą kitą auditoriją žmonių, kurią turim, kurie neprijaučia viso šito, jiem yra įdomiau važiuoti ir, blemba, visgi pamatai, kai neskubi, kokia yra graži mūsų gamta. Ta prasme, kas čia šiandien daros, aš nesuprantu, mūsų maršrute jau antroje vietoje pasislėpus policija ir ką dabar pirmą kartą teko pamatyti užmiestį, kažkaip tiesiog niekad nepapuldavau. Stovi, žiūriu, mocas, tiesiog prie pervažas, ir galvoju, ką žinau, tiesiog kimarinau čia ir ruošiuosi sveikintis, o ten pareigūnas stovi. Tai, sutapimai greičiausiai, bet policijos tai nemažai. Apskritai atrodo labai kažkaip susitelkė jau šiais metais į motociklinkus, iš tikrųjų gaila, kad tenka tiek skirti energijos mums, tikiu, kad nesam. Transporto priemonių, kurie taip pat skleidžia triukšmą, bet motociklai yra kalčiausi. Bet ne apie tai, juokingiausia, aš suprantu, ta prasme, kai darom ratukus ar ne, važiuojam užmesti kažkur, gerai, atsimenu būtent dabar vieną momentą, tai irgi panaši vieta, žmogus karpo gyvatvorę ir, žodžiu, jisai išgirdo, kad jau atvažiuojam, nulypus ten rėkia ar ne, šūkauja, mojuoja ranka ir panašiai, aš tik viskas gerai, aš tokį žmonės suprantu. Jie pasirinko tokią vietą gyventi ar ne, tai užmiesti, tai nori ramybės. O čia kokis populiarus maršrutas, geras kelias ir pravažiuoja kokias 5 kolonas per dieną ir visi jau, viskas gerai, aš neturiu jokių priekaištų, galvą linktelėjau ir nuvažiavau. Supratingumas tiesiog, ar ne, nereikia pykti ant visų, nesame visi čia pikti, bet kada mieste žmonės skundžiasi, man tai yra apgailėtina ir tiesiog atrodo, kad trūksta šiek tiek. Žodžiu, nenoriu nieko įžeidinėti, bet tikrai nesuprantamas visiškai dalykas. Tai jūs patys pasirinkot, ar ne, tas judrės gatves turėjote įsivertinti, kad ramybės ten neturėsit ir čia neįtakoja visiškai to, kad motociklai skleidžia tik tai triukšmą. Rinkitės, prašom, kokie gražios vietovės, kaimai, čia tikrai ramu bus. Čia tikiu, kad mes turbūt šiais metais galbūt čia su tokiom transporto priemonėm pravažiuojam, ant pirštų suskaičiuosi kelintą kartą. Tai tiesiog čia padiskutavom. Tai tradiciškai, kaip ir per kiekvieną videką, noriu padėkoti mūsų rėmėjam, iš tikrųjų, kurie labai prisideda daug prie mūsų kūrybos, prie mūsų organizuojamų renginių ir viso geriau tiesiog, ką mes sumastom ir palaiko mūsų idėjas, tai motomoto.lt, motomount.lt ir taip pat, aišku, nepamirštam Lost Escape pramogų centro. Tai visose šiose parduotuvėse jūs viską galite įsigytis, būdami mūsų bendruomenės narių su nuolaida. O nuolaidos kodus galite rasti užsukę į mūsų svetainę motoroad.lt. Blemba, bet realiai, iš tikrųjų, kaip gražu. Tai gerai, kad sugalvojau parodyti, kaip gražu, nes pusę šaikos ir nematau. O atsakomybė, tik pašnekėt. Nepaliekam savų, visą laiką važiuojam visi. Aš galą čia velę suvaibina. Galvelė linksi. Tai iš tikrųjų, pažiūrėk, kokia graži gamta, jau esam netoli Vilkaviškio. Tai Vilkaviškį pasidarysim sustojimą ir tada riedėsim
Na, link Lenkijos jau sienos, tai tikiuosi, jokių niuansų nebus. Iš tikrųjų pasidalinam dėl to į 2 grupės, kad neatvažiuotume toks dėmesio centras, 22 motociklai iš viso, tai pusiausių intervalais ir susitinkam tiesiog visi tose spotose iš tikrųjų, tai iš esmės visą laiką taip darom. Ir per įprastus ratukus skaičiuojame savo grupės, kiekviena grupė turi savo vedlį, nu gerai. Nu, ne tik Čiuvelis, už manęs vaibina į priekį su Passatu, Čiuvelis vaibina. Jo, tai iš tikrųjų atsakingai visą tą dalyką darom, tiesiog rūpi bendruomenės nariai, vertinam kiekvieną, vat, net ir šiuo metu vienas nespėjo atvažiuoti susitikimo vietą, tai atvažiavo į Marijampolę, laukia mūsų, tada iš pačios Marijampolės atvažiuoja, tai vat, iš tikrųjų labai naudingi yra tokie ratukai, vien todėl turbūt, kad paliečiam ir kitus miestus, tai vat, kam yra sudėtingiau, tiesiog eilinę dieną atvykti į ratukus tokiais atvejais, tada jie gali prisijungti iš kitų miestų žmonės, vat, tas pats Vilkaviškis ar ne Marijampolė ir taip toliau, o tų žmonių yra, ta prasme, nemažai iš kitų miestų, tiesiog, jo, kaip ir minėjau, tas Kaunas jis aktyviausias, nes, nu, pagrindas didžiausias mūsų ten ir yra. Tai va, tai susitiksim dar ir su kitų miestų žmonėmis, tai nariais, labai smagu. Nežinau, kam tekia, kaip netekia būti Vilkaviškė, tai mes jame, gerai, nieko nebūdinėsiu, kad čia nebuvęs 100 kartų, iš tikrųjų, gražus miestelis. Nu, jau čia miestelis čia skaitos. Nu, gerai, dabar nuskambėjo taip, lyg kaimų norėjau pavadinti, nevadinau tikrai kaimų. Miestelis, bažnyčia yra. O, prašom prieš akis, miestelis. Kaip šiaip tempas, viskas gerai? Nespaudžiu per daug tiesiog, nu, pasidarom kažkaip, nu. Kliūtis priekyje. Turiu. Visai smagiai čia keliavęs, pagaliau bent vieną kartą pasisekė iš tikrųjų su oru. Praeitais metais, kai uždarinėjom sezoną, spalio 5 dieną, belekas tiesiog buvo. Liūtis belekokį, iš tikrųjų gal ir nebuvo labai ten stipriai šalta, bet su lietum važiuot kartu, kai iš saulės nėra, tai buvo šalta. Buvo tikrai šalta, tai, nu, ta prasme, tiesiog, vau, nežinau, iki tiek, kad realiai tai aš grįžau, mocą numečiau, realiai to pasidarė pas mane sezonas, tai pasidarėjau žiemą aptarnavimą viską. Po tokios liūties aš dar nebuvau grįžęs, nebuvau tiesiog tokia papolės niekada. Nu, per lietų, ne čia per įstaip, nėra čia ko per lietų važinėti. Jokio čia smagumo aš nejaučiu. Kartais tenka, nieko nepadarysi, net cukrinį neištipsim, bet jo, tai išvažiavau su pirmu išvažiavimu, nu ir ką, ir priekį ir gale guolį užė. Nežinau, kaip taip įmanoma iš tikrųjų, bet sakė, kai keitė guolius, klausė prieš tai plovo mocą. Nu, nesakau, išėmėm riebokšlius, tai belė kiek vandens išbėgo, to prasme iki tiek, nu, tai dar vienas ženklas, kad nėra čia ko per lietų važinėti, bet, nu, aišku, uždarimo diena, spalio 5 diena yra ne šiaip savo, bendruomenės nariai žino dėl ko, tai tiesiog, nu, nepasirinksi, yra kaip yra iš tikrųjų, tai prasivažiavom ir labai iš tikrųjų smagu buvo, tai buvo nemažai tikrai atvažiavę žmonių, nesitikėjau, net parašiau, ta prasme, visiems, kad viskas ok, įsivertinkit galimybės, nusimato labai lietinga diena ir aprangas įsivertinkit ir viskas tvarkoja, ir jeigu žymėt, kad busit ir nebusit. Nu ir ką, ir, Motoraudas nepabijoja, lietaus tikrai nemažai žmonių vis tiek atvažiavo, nepabijojo, tai iš tikrųjų labai didžiuojasi savo bendruomenės nariais, tai yra, tiesiog nerealu ir labai smagu. Eina namas. Nu, kaip stuburai? Stubinė labiau, ne stuburas. Jo, tausme, šipki, kad ne, sutapimas, aišku, netikiu kitaip. Bet ir į Kazlų Rūdą tik važinėjom, tik pasikėliau, žiūriu mentai, aš Bečkarikų išvis žabalas, blėt. O dabar pizą galvojau, blėt, nei pirminį atgal. Ten pravažiavom, tik tai mocas stovi, okei, irgi mentas, blėt. Aš su mocu net mento nematęs, tiesiog niekad nepapolė. Karočią, čia šiandien... Grįžtam į kelią, pasidarėm sustojimą trumpą. Tai jau dabar jėdam tiesiai į Lenkiją, į kokį miestą nepasakysiu, labai sudėtingai tarėsi, vėl pamiršau.
Tai va tiesiai į Lenkiją, 3 sustojimai. Tai, matau emocijas pas žmonės vienareikšmiškai vienodas, visiems smagu, įdomu. Tai tas labai fainai iš tikrųjų, kad va, ir iš tikrųjų ir galima kažką kitokio padaryti, o ne tik kažkur tai ganėt, atsisėdai ir nulėki. Tai va, kažkas įdomesnio tokio. Seniai aš išvažiavęs, ne Kaune. Techniniai nesklandumai. Dabar užkrito, ką aš ten sakiau. Na va, dar vienas kolega prisijungia mūsų. Nu ko čia dabar taip? Dzedas. Kaip keista taip ramiai važiuoti iš tikrųjų. Staiga atsisėdė, sakau, ten asfalto ribas tik tai šonėse matai, nes tokie tie tempai, kad tam ir skirtas tas motociklas. Jo, papa. Turbūt aš manau taip. Gerai, patruliuojam biškį. Jau mes esam faktiškai pasienį, tai tikiuosi neprisikabins nei dėl kamerų, dėl nieko, nes girdėjau, kad nelabai galima su kamerom važiuoti, kiti nusiema, bet labai tingiu stot nusiminėtai. O gal ir nes savo negirdėjau ir viskas sklandžiai prasės. Kaip suprantu, pravažiavom. Ženklai pasikeitė jau. Bet labai įdomiai, vienus stabdo, kitus nestabdo, tai ten nuos nukreipia aikštelę. Čia dabar kas klausas galvoja, taip. Aš neįtin dažnai iškeliauju iš Lietuvos, tai man šiek tiek čia įdomiau turbūt nei jum. Tai viskas, sklandžiai pravažiavom, dar galvojom, nusiimt kameras ar ne, bet niekam čia neįdomu. Kas čia? Informacija dragotojam, numeris, dragotojai, pasiskambinkit, turim informacijos. Ką lenkišką vienkia, pažiūrėjau, ar geriau kyla. Welcome to Poland, na. Co ty, kurwa, robisz, na? Bober, kurwa. Pavalgytis tam. Užkas, pastiprėt. Aš tik nežinau, žinai, aš šiandien vienintelį man rodė mapsį, bet aš matau, čia ir bistro kažkokia yra. 300 metrų iš šono, gal reiktų nuvažiuoti, pažiūrėti. Čia restoranas kažkoks tai. Čia steikai. Steikai po pidėse. Kaip kelionė. Blet, sėdynai. Bet ir priminkštinta, ne, jau čia. Blet, jau minkštesnė. Jaučiu kaip. Keičiam? O, zdro. Ai, tai tur laukia, ne? Ledas, šokoladas. Žiūri, zibis. Minkštutė kokia. Ką tu, kurva, boberna? Я пердолила. Spratai? Sakyk kažką, kurva, bober. Na ką, pavalgiam. Prašmat nuo restoraną įsirinkom. Tai dar net nelyginau, kad pigiau, brangiau restaurancija, le. Už vištienos filė kepsnį, tokį sakyčiau vidutinio dydžio. Kaip čia įdomiai veda, bet tebūnė. Sumokėjau ir kolą 15 eurų. Normaliai, sakyčiau visai. Kaip ir restorane, čia turbūt apskritai tas kainas labai nesikeičia, dar tik išvažiavęs už sienos ribų. Man čia keliukai sudomės. Iš sienos ribų turbūt dėl to tas kainos labai panašios. Nuvažiuojam į degalinę, pažiūrėsim kaip čia, kas čia. Įsipilt kūro ir svarbiausia nepamiršt tai, ko pas mus nebėra. Eik tu, nafik, čia viena degalinė pas jos, aš nesuprantu. 9, 5, super, čia da, super kūro turi, 6 zlotai, gal nežino. Važiuoju, turėjo. Bet kiek kainavo, tai nežinau, nemažai šiaip, man rodos. Karočiui, iš viso 100 zlotų sumokėjau ir piliau 8 litrus benzo. Karočiui, ne.
Ten sumokėjau šiam zlotų. Jo, tai 15 eurų, tai apie 20 eurų. Kaip įdomiai. Ok, pigiau įsipylėm ten, bet buvo ir dar viena. Ir moinė, gal bus moikė. Gandriuk! Oi, gandriukai, kur, blėt, nu kur tai, nejat, tvaimat! Žodžiu, ir buvo dar viena degalinė tam keliai. Aš netikėjau, kad asme tokio atkarpoje realiai negali būti degalinė. Pull me out of this. Pull me out of this. Blia, čia tokiais keliais net norit nepriliksina. Bet gražu. Gražu, šiaip labai gražu. Pizda. Čia kad ten Lietuvoj. Nu. Kareivukas irgi, blia, ten pisa, nu. Ne. You know how to calm me down. 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 You know. Nu, papuolėm vis tiek, nu. Bet neilga atkarpa, tikiuosi tik tai viena. Nu, kas ruošiatės važiuot, parašykit, parašysiu, parodysiu, per kurį kelią nevažiuot. O svarbiausia, rinkomės kitą kelią, o ir vėl šviesoforas. Nu, vat ir baigės visi smagumai. Ir žvyrkelio gavom, ir kelio darbai, ant kelio darbų. Čia dabar ne tas momentas, reiškia, važiuoti šitos kraštus. Tai tiek apačioj, tiek viršui, tas pats š. Belė ką? Pizda. Blia, tai kaip taip? Tai yra pačia tvarkoma ir viršus tas pats. Neskaitant kelio kokybės, vaizdas nerealus. Šiek tiek atperka, bet neatperka iki tiek, kad teko pravažiuoti. Žodžiu, papuolėm gerai. Tai nežinau, ar ir apatinis, ir tas viršutinis maršrutas abu čia yra taip tvarkomi intensyviai, ar žmogus, kuris čia mums pasako susimaišė. Nežinau, bandysim atgal važiuoti per kitą kelią, bet nu nesigadinam tos nuotaikos. Oras tas tabus bent kartą, kai kažką organizuojam, pasiseka bent su oru. Nes dažniausiai tai lyja ar kažkokias panašias nesąmonės. O, kaip netikėta dar vienas šviesoforas. Gerai, kad liko 7 kilai, bet o, žalia, prašom, čia tik pasiskusti reikia iš tikrųjų, va. Lietuvio būdas ir viskas, ir viskas. Ir žvyrkelis prieš akį. Vau! Nu smagu, kad tvarkotės kaimynai, bet nu kaip taip, niekur nėra jokių žymėjimų. Veizų nesinaudojat, Google Maps'is nesinaudojat. Nerealu. Nesigadinam nuotaikos, šokam į tą kadrą, dėl kurio čia važiavom. Na kągi, apibendrinamas kelionę, tikslas pasiektas, atvykom, pasibuvom, iš tikrųjų rekomenduoju, tik tai iš tikrųjų reiktų išsiaiškinti, kas yra važiavę neseniai ar ne tenais ir kokį kelią rinkosi, todėl kad tai kelią, kurį rinkomės pagal rekomendacijas, tai va dabar ir jis buvo tvarkomas. O tas, kurio buvo važiavo seniau žmonės, tai va dabar mes ir važiuojam, tai jį remontavo ir va toks diskomunikacija įvyko. Tai kas galvoja neužilgo važiuoti, tai raštelkit, parašysiu, kurio keliu sudarysiu maršrutą. Ir apskritai, iš tikrųjų, šią kelionę dar galima būtų ir labiau praturtinti, tai yra daug sustojimų, kur galima sustoti, apsižvalgyti ar ne, tai apžvalgos bokštai, ko iš karto nežinojom, tiesiog dėliojomės sustojimus ar ne, poilsiui, pavalgyti, užsipilti kuro.
Tai tas pats Veizas ir Maps iš tikrųjų ganėtinai klaidingai rodė degalinės, yra jų daugiau, o ne viena ten, tarp tų kaimų galima buvo tikėtis, kad tiesiog daugiau jų nėra, bet yra tikrai daugiau. Tai ačiū susirinkusiems, kas važiavo, o jeigu nori prisijungti ir tu prie mūsų organizuojamų ratukų, esame ir daugiau paruošę naujienų šį sezoną, tai ne tik standartiniai mūsų ratukai kažkur aplink Kauną, tai prisijung, mes esam pabrėžę dar kartą bendruomenė, ne klubas, tai užeik į motorroad.lt svetainę ir ten rasi visą informaciją, kaip prisijungti prie pokalbių kanalą. Tai ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit like, nepamirškit subscribe, iki. Na, jeigu esi žiūrovas, kuris važiavo jeigu esi žiūrovas, kuris dalyvavo šitoj kelionėj ir patiko, paspaudė laiką, tai parekomenduok savo draugui prisijungti prie mūsų. Pagaliau autostrada.